Rugsėjo 29 spalio 5 dienos savaitės horoskopai. Švelnios galios savaitė. Saulei ir Merkurijui keliaujant svarstyklių ženklu, daugiau pasiekti galėsite derybomis, diplomatiniu keliu. Norėsis atrasti ir savo vidinį balansą. Tam palanki jums jau savaitės pradžia, kai Mėnuliui pereinant iš Šaulio į Ožiaragio ženklą, bendraujant ypač svarbūs bus jūsų logiški argumentai. Savaitės viduryje Prozerpina susijungs su Lilit Skorpiono ženkle, kuriuo šiuo metu keliauja ir Marsas. Stiprės kritiškas požiūris bei noras dažniau rizikuoti. Kad ne viskas gali būti taip, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo, ypač svarbu prisiminti gaunantiems rizikingus finansinius pasiūlymus. Uranui keliaujant Dvynių, o Mėnuliui ketvirtadienį jau Vandenio ženklu, galimos netikėtos žinios, nelauktos situacijos. Šeštadienį esant artimai Veneros ir nusileidusio mazgo pozicijai, tinkamas metas buitiniams bei finansiniams šeimos reikalams, o taip pat namų jaukumo kūrimui. O tarpusavio santykiuose harmonijos paieškoms. Artėjant Mėnulio pilnačiai, sekmadienį stiprės emocijos ir jausmai. Šis metas palankus kūrybai bei saviraiškai. Išmintingų pasirinkimų jums šią savaitę. Gimusiems po Avino ženklu. Veidrodinio atspindžio savaitė. Jos dienos Saulei ir Merkurijui keliaujant jums opoziciniu svarstyklių ženklu ypač tiktų, kad ir trumpoms jūsų atostogoms. O likusiems darbuose jau savaitės pradžioje veikloms, ypač planavimui, skirkite daugiau pastangų ir jėgų. Pravers jūsų išmintingas požiūris. Greičiau galite kaip veidrodyje pamatyti savo minčių ir veiksmų atsaką. Ir nors Marsui keliaujant Skorpiono ženklu norėsis greitų, ryžtingų žingsnių bei sprendimų, vis tik Saulės ir Merkurijaus ritmai ragins siekiant tikslo derinti nuomones, ieškoti bendrų sąlyčio taškų. Savaitės viduryje Prozerpinai susijungus su juoduoju Mėnuliu Skorpiono ženkle, svarbu būtų vengti abejotinų finansinių sprendimų ir konfliktų, pasaugoti gražius tarpusavio ryšius. Uranui keliaujant Dvynių ženklu, o ketvirtadienio ir penktadienio dienomis Mėnuliui viešint Vandenio ženkle, stiprės vidinis laisvės troškimas. Dažniau lankys įdomios, originalios idėjos, galimi inovatyvūs techniniai sprendimai. Šeštadienį Venerai susijungus su nusileidusiu mazgu Mergelės ženkle, puikus metas atidėliotų buitinių reikalų sprendimams. Diena tiktų nutarusiems keisti gyvenamą vietą. O sekmadienį artėjant Mėnulio pilnačiai, kuo daugiau meilės skirkite artimiesiems, stiprinkite gražius tarpusavio ryšius. Kartais iš širdies pasakytas geras žodis, šiltas žvilgsnis ir apkabinimas sukuria stebuklus. Išmintingų sprendimų jums šią savaitę. Gimusiems po Jaučio ženklu.
Savaitė, kai galite pasijausti medų renkančią bitutę. Venerai judant mergelės ženklu į priekį judėkite, kad ir nedideliais žingsneliais. Svarbu, kad pirmyn. Saulei ir Merkurijui keliaujant svarstyklių ženklu jau savaitės pradžioje palanku ieškoti papildomų darbų bei naujų finansinių šaltinių. Šiomis pirmosiomis savaitės dienomis atidžiai susidėliokite prioritetus, su kolegomis dalinkitės krūviu ir naujomis užduotimis. Šios dienos intelektualiam darbui, projektų rengimui, dokumentų tvarkymui. Savaitės viduryje prozerpinai susijungus su juoduoju mėnuliu jums opoziciniame Skorpiono ženkle daugiau dėmesio skirkite imuniteto ir sveikatos stiprinimui, o taip pat pasaugokite gražius tarpusavio ryšius, suvaldydami norą situacijas paspausti. Uranui keliaujant dvynių ženklu ketvirtadienį ir penktadienį galimos netikėtos žinios, permainos darbuose, o kai kam ir asmeniniame gyvenime. Šeštadienį Venerai susijungus su nusileidusiu mazgu mergelės ženkle palanku sugrįžti prie anksčiau pradėtų ir atidėtų buitinių darbų, grąžinti materialias ir moralinės skolas. Ši diena tiktų ir anksčiau suplanuotam persikėlimui į naują gyvenamą vietą. Sekmadienį mėnuliui keliaujant žuvų ženklu ir artėjant pilnačiai skirkite kūrybiniam poilsiui. Sėkmingos jums šios savaitės. Gimusiems po dvynių ženklu. Savaitė, kai norėtųsi būti lengva plunksnele, nešama vėjo, o gyvenimas Uranui judant jūsų ženklu gali laikas nuo laiko nuleisti jus žemyn, spręsti netikėtai iškilusias problemas. Saulei ir Merkurijui judant svarstyklių ženklu jau savaitės pradžioje palankus dalykiniai susitikimai, darbo pokalbiai, sutarčių rengimas. Kūryba ir bendravimas bus jūsų stiprybė, jūsų žodis, idėja, projekto pristatymas galės įkvėpti ir kitus. Savaitės viduryje prozerpinai susijungus su Lilit Skorpiono ženkle, kuriuo juda ir Marsas, gali išryškėti nuomonių skirtumai, kam veikloje, o kam ir tarpusavio santykiuose. Tad svarbu bus ieškoti kompromiso bei siekti vidinio balanso. Daugiau dėmesio skirkite sveikatos stiprinimui, susikurkite vidinę ramybę teikiančią rutiną. Urano ritmai jūsų ženkle ketvirtadienį ir penktadienį gali pateikti daugiau iššūkių, netikėtų situacijų. Jums padės Venerai viešint mergelės ženkle, siekiant rezultatų kantrybė, kruopštumas bei atkaklumas. Šeštadienį Venerai susijungus su nusileidusiu mazgu mergelės ženkle norėsis grįžti prie anksčiau pradėtų namų pertvarkos, aplinkos gražinimo idėjų. Artėjant mėnulio pilnačiai, jam keliaujant žuvų ženklu, sekmadienį kurkite, stiprinkite santykius su mylimu žmogumi. Nuoširdumas, švelnumas ir dėmesys jam bus tai, ko šiuo metu reikia. Lengvo skrydžio jums šią savaitę. Gimusiems po Vėžio ženklu. Šeimos reikalų savaitė. Jos dienomis jūsų ženklu keliaujant Jupiteriui dažniau į pirmą planą kils ne tik jums, bet ir artimiesiems svarbus darbai ir reikalai.
Šeima ir namai bus jūsų atrama. Norėsis tvarkyti buitį, kurti saugią aplinką, stiprinti ryšius su artimaisiais. Jau pirmosios savaitės dienos pasižymės įvykių darbuose gausa, žinių permainingumu. Saulė ir Merkurijui judant svarstyklių ženklu palanku tvarkyti investicijas, peržiūrėti finansinės sąlygas ir ryžtingai ieškoti naujų finansinių šaltinių. Savaitės viduryje Prozerpinai susijungus su Lilit Skorpiono ženkle dažniau gali iškilti buvę nuoskaudos, skaudesni patyrimai, tad svarbu būtų neįstrigti praeityje, o nukreipti savo žvilgsnį ir žingsnius gražesnės ateities kūrimui. Merkurijaus viešnagė svarstyklių ženkle palanki dokumentų tvarkymui, o Marso keliaujančio Skorpiono ženklu stiprią energiją penktadienį nukreipkite ilgalaikiams projektams bei pribrendusiems asmeniniams pokyčiams. Šeštadienį Venerai susijungus su nusileidusiu mazgu Mergelės ženkle spręskite susikaupusius buitinius ir finansinius šeimos klausimus, daugiau dėmesio skirdami imuniteto ir sveikatos stiprinimui. O sekmadienį Mėnuliui viešint Žuvų ženkle ir artėjant jo pilnačiai skirkite daugiau laiko pasivaikščiojimams su augintiniu ir mėgstamam savo hobiui. Daug meilės jums šią savaitę. Gimusiems po Liūto ženklu. Gerų darbų savaitė. Jos dienomis jūsų ženklu keliaujant Selenai, kai kada galite jaustis, kad norisi labiau pasirūpinti kitais, tarsi būtumėte jų angelų sargu. Jau savaitės pradžioje Saulė ir Merkurijui judant svarstyklių ženklu, jūsų žodžiai, o ir pats bendravimas pasižymės didelę galią. Šiomis pirmosiomis savaitės dienomis palanku su kolegomis tartis, derinti nuomones, kalbėtis apie būsimus projektus. Savaitės viduryje Prozerpinai susijungus su Lilit Skorpiono ženkle, kuriuo juda Marsas, nukreipkite jo stiprią energiją susitelkimui į svarbiausią jūsų projektą – pradėto etapo užbaigimą. Veneros Mergelės ženkle ritmai ketvirtadienį skatins atidžiau tvarkyti finansus, rinktis praktinius sprendimus, tinkamai įvertinti investicijas. Jupiterio viešnagė Vėžio ženkle penktadienį suteiks vidinės stiprybės, skatins susitelkti į tarpusavio supratimu ir nuoširdumu pagrįstą lyderystę. Šeštadienį Venerai susijungus su nusileidusiu mazgu prisiminkite ir išspręskite atidėtuosius namuose buitinius klausimus. Šis metas tiktų ir šeimos biudžeto planavimui. O sekmadienį artėjant Mėnulio pilnačiai skirkite daugiau laiko poilsiui, gražių tarpusavio ryšių stiprinimui. Tai puikia diena norintiems išreikšti mylimam žmogui meilę ir dėkingumą. Daug širdžių šilumos jums šią savaitę. Gimusiems po Mergelės ženklu. Svarbių pasirinkimų savaitė. Ir jų Venerai viešint jūsų ženkle, šios savaitės dienomis gyvenimas gali įteikti visą puokštę. Saulė ir Merkurijui judant svarstyklių ženklu, jau pirmosiomis savaitės dienomis ieškokite galimybių sustiprinti savo finansinį, o ir emocinį pagrindą,
išsakyti artimiesiems kilusias naujas idėjas. Savaitės viduryje Prozerpinai susijungus su juoduoju mėnuliu daugiau laiko skirkite imuniteto ir sveikatos stiprinimui. Kai kada įveikite ir kritiškesnį į aplinkinius požiūrį. Saturnui viešint jums opoziciniame Žuvų ženkle ketvirtadienį galite pajausti didesnę prisiimtų finansinėje srityje įsipareigojimų atsakomybę. Jupiterio viešnagė Vėžio ženkle penktadienį palanki karjeros augimui, tobulėjimui profesinėje srityje. Šeštadienį Venerai susijungus su nusileidusiu mazgu jūsų ženkle, rūpestingai pabaikite anksčiau pradėtuosius buitį gerinančius darbus. Tai tinkamas metas finansinių ir moralinių skolų atidavimui. Sekmadienį Mėnuliui keliaujant jums opozicinių Žuvų ženklų ir artėjant jo pilnačiai, svarbu būtų įveikti abejones, nerimo mintis. Šią dieną skirkite daugiau laiko nuoširdžiam bendravimui su mylimu žmogumi bei mėgstamam jūsų hobiui. Sėkmingų pasirinkimų jums šią savaitę. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Ši savaitė jums ypatingas žvaigždžių palankumo laikas. Jos dienos jūsų ženklų keliaujant Saulei ir Merkurijui, naujam jūsų ciklui, asmeniniam atgimimui, karjeros, o taip pat draugystės ir meilės kūrimui. Tam palankiai jums jau savaitės pradžia. Šiomis pirmosiomis savaitės dienomis pristatykite naujas idėjas, derėkitės, ieškokite naujų karjeros galimybių bei jos jūsų naujų projektų kūrimui, tiktų sutarčių rengimui. Savaitės viduryje Prozerpinai susijungus su juoduoju mėnuliu Skorpiono ženkle, kuriame vieši ir Marsas, venkite rizikingų finansinių investicijų, labiau pasirūpinkite savo ir artimųjų gera fizinė ir emocinė sveikata. Jupiteriui viešint Vėžio ženkle ketvirtadienis palankus profesiniai veiklai, karjeros augimui, darbo sutarčių peržiūrai, savo įvaizdžio viešoje erdvėje kūrimui. Urano viešinčio Dvynių ženkle įtakoje penktadienį galimi staigūs pokyčiai partnerystės srityse. Šią dieną realiai įvertinkite kilusias situacijas. Šeštadienį Venerai susijungus su nusileidusiu mazgu, palanku užbaigti anksčiau pradėtus remonto statybų darbus. Tai tinkamas metas anksčiau suplanuoto stambesnio pirkinio įsigijimui. Sekmadienį artėjant Mėnulio pilnačiai galimi nuotaikų svyravimai, tad šaunu būtų užsiimti ramybę ir harmoniją kuriančią veiklą. Žvaigždžių palankumo jums šią savaitę. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Savaitė, kuriai tiktų Winstono Čerčilio mintis, kad sėkmė tai gebėjimas eiti iš nesėkmės į nesėkmę, neprarandant entuziazmo. Jos dienomis Marsui, Prozerpinai ir juodajam mėnuliui judant jūsų ženklu, kai kada išties praverstų jūsų filosofinis požiūris ir neblėstantis optimizmas. Šios dienos sąmoningam savęs auginimui, tobulinimui, savęs į geresnę versiją keitimui. Savaitės pradžioje Saulei ir Merkurijui judant svarstyklių ženklu, situacijos bus linkę kisti, kaip vaizdai kaleidoskope. Tad pravers geras darbų planavimas,
prioritetų susidėliojimas. Savaitės viduryje prozerpinai susijungus su juoduoju mėnuliu jūsų ženkle svarbu bus įveikti kritišką požiūrį, norą prisiminti buvusias skriaudas. Šis laikas į pirmą planą iškels kompromiso ir susitarimų būtinybę. Uranui viešint Dvynių ženkle, ketvirtadienį jūsų planai gali būti linkę kisti, kaip ir aplinkinių požiūris. Tad šiuo metu koncentruokitės ne tik į juodai baltas spalvas, bet pasistengkite gyvenime įžvelgti kuo platesnę spalvų paletę. Jupiterui viešint Vėžio ženkle stiprės profesinio ir dvasinio augimo siekis, o emocinę atramą galėsite rasti bendravime su jums artimiausiais žmonėmis. Šeštadienį Venerai susijungus su nusileidusiu mazgu, palanku prisiminti svarbiausius šeimos tikslus, susikurti ir jiems naują taupymo planą. Sekmadienį Mėnuliui viešint Žuvų ženkle ir artėjant jo pilnačiai stiprės jūsų įžvalgos, intuicija, o kartu ir noras atverti širdį gerumui, pagalbai savo artimui. Daug šviesių spalvų jums šią savaitę. Gimusiems po Šaulio ženklu. Savaitė, kai suprasite, kiek daug galite veikdami ne vieni. Jos dienos Saulei ir Merkurijui judant svarstyklių ženklu tinkamas metas savo idėjų pristatymui kolektyve, bendraminčių subūrimui. Tam palanki jums Mėnuliui pereinant iš jūsų Ožiaragio ženklo jau savaitės pradžia. Beje, pirmadienį dažniau lankysi romantiškos nuotaikos. Diena palanki draugystės ir meilės ryšių stiprinimui. Savaitės viduryje, esant artimai Prozerpinos ir Lilit pozicijai Skorpiono ženkle, kuriuo keliauja ir Marsas, galima didesnė įtampa, kylanti iš didelių kitiems lūkesčių, troškimų ir šiuo metu esamų galimybių. Venerai viešint Mergelės ženkle ketvirtadienį būsite linkę spręsti finansinius klausimus, o kai kas per darbinius ryšius gali užmegzti ir naujus tarpusavio santykius. Penktadienis Saulės ir Merkurijaus, svarstyklių, o Jupiterio Vėžio ženkle įtakoje dalykiniams susitikimams, deryboms, sutarčių rengimui. Šeštadienį Venerai susijungus su nusileidusiu mazgu, namuose svarbu bus užbaigti senus darbus, buitį gerinančius projektus. Artėjant Mėnulio pilnačiai, sekmadienį norėsis labiau rūpintis savo vidiniu pasauliu, skirti daugiau laiko mėgstamam hobiui, o taip pat bendravimui su jus mylinčiais ir suprantančiais draugais. Sėkmingų sprendimų jums šią savaitę. Gimusiems po Ožiaragio ženklu. Savaitė, kuriai tiktų Styvo Džobso mintis, kad vienintelis būdas atlikti puikų darbą, tai mylėti tai, ką darai. Ir šios mintys Venerai keliaujant Mergelės ženklu svarbios jums jau savaitės pradžioje. Šios pirmosios dienos tiktų naujų bei papildomų darbų paieškoms, finansinių reikalų sutvarkymui, o taip pat remonto statybų darbų užbaigimui. Savaitės viduryje, esant sudėtingesniems Prozerpinos ir Lilit, Skorpiono ženkle, kuriuo keliauja ir Marsas, ritmams, daugiau dėmesio skirkite ne tik darbams, bet ir imuniteto bei sveikatos stiprinimui. O stiprią Marso energiją, vengiant konfliktų kolektyve, nukreipkite į jums svarbius projektus.
Saulei ir Merkurijui judant svarstyklių ženklu, ketvirtadienį palanku tartis su vadovais, įsiklausyti į autoritetų nuomonę, siekti karjeros augimo, stiprinti profesinį įvaizdį. Jupiteriui judant Vėžio ženklu, penktadienį veikloje ieškokite bendraminčių, siekite partnerystės su jūsų idėjas suprantančiais bei palaikančiais. Šeštadienį Venerai susijungus su nusileidusiu mazgu Mergelės ženkle, tinkamas metas suplanuotiems pirkiniams, palankus ir pervažiavimui į naują gyvenamą vietą. Artėjant Mėnulio pilnačiai sekmadienį kuo daugiau dėmesio skirkite savo brangiausiems žmonėms. Jūsų palaikymas ir meilė jiems bus ypač brangus. Gilių įžvalgų jums šią savaitę. Gimusiems po Vandenio ženklu. Savaitė, kuriai tiks Sokrato mintis, kad išmintis prasideda nuo žinojimo, kad nieko nežinai. Jos dienomis Plutonui keliaujant jūsų ženklų, planai, o ir aplinkinių nuomonė bus linkę kisti, pabirėti gali ir tai, kas buvo iki šiol stabilu. Uranui judant Dvynių ženklų, tai aktualu jau savaitės pradžioje. Saulei ir Merkurijui judant svarstyklių ženklu, antradienį išsikelkite naujus tikslus ir ryžtingai judėkite jų link. Tai metas, kai sektųsi rengti naujus projektus, juos derinti. Savaitės viduryje esant sudėtingesniems Prozerpinos ir Lilit astrologiniams ritmams Skorpiono ženkle, kuriuo keliauja ir Marsas, svarbu būtų nepjauti tos šankos, ant kurios esate. Kilus nesutarimams ar konfliktams, ieškokite išeičių diplomatiniu būdu. Veneros Mergelės ženkle įtakoje ketvirtadienį jūsų kūrybinės idėjos greičiau galės įgauti praktinį pritaikymą, platesnę realizaciją. Saturnui keliaujant Žuvų ženklu, penktadienį labiau pasirūpinkite savo ir artimųjų sveikata. Tai puikus metas empatijai, geriems jūsų darbams. Šeštadienį Venerai susijungus su nusileidusiu mazgu Mergelės ženkle, peržiūrėkite namuose ir tuos sumanymus, kuriuos buvote atidėję į tolimesnį stalčių. Mėnuliui keliaujant Žuvų ženklu ir artėjant jo pilnačiai, sekmadienis gabumo ir talento atskleidimui, jūsų kūrybiniams proveržiams. Šaunių idėjų jums šią savaitę. Gimusiems po Žuvų ženklu. Savaitė, kuriai tiktų graži ir rami mintis, kad kuo tylesniu tampi, tuo daugiau gali išgirsti. Jupiteriui keliaujant Vėžio, o Marsui Skorpiono ženklu, šios savaitės dienomis stiprės įžvalga ir intuicija, galimi ir pranašiški sapnai. Tai aktualu jau pirmosiomis savaitės dienomis. Savaitės viduryje, esant artimai Prozerpinos ir Lilit pozicijai, venkite nesutarimų bei konfliktų. Daugiau dėmesio skirkite imuniteto ir savo bei artimųjų, ypač mažųjų sveikatos stiprinimui. Saulei ir Merkurijui judant svarstyklių ženklu, ketvirtadienis tiktų sudėtingesniems klausimams spręsti, lengviau rastumėte kompromisą ir sutarimą. Penktadienį rūpestingai tvarkykite dokumentus, ypač susijusius su finansais. Šeštadienį Venerai susijungus su nusileidusiu mazgu, jums opoziciniame Mergelės ženkle, sprendžiant buitinius klausimus namuose, svarbu būtų neįstrigti smulkmenose. Stenkitės matyti ne tik detalės, bet ir visą vaizdą. O sekmadienį Mėnuliui keliaujant jūsų ženklų ir artėjant jo pilnačiai, stiprės emocijos, jausmai, norėsis išreikšti meilę ir dėkingumą brangiausiam žmogui,
Laikas palankus ir kūrybinių talentų atskleidimui. Gilių įžvalgų jums šią savaitę.